Sveiki, Makarena naujienų skaitytojai ir YouTube žiūrėtojai. Šiame video papasakosiu apie OS X Yosemite Developer Preview pirmąją beta versiją. OS X Yosemite Apple ėmėsi iš peties keisti Mac kompiuteriams skirtos operacinės sistemos išvaizdą. Norėdama priartinti iOS ir Mac kompiuterių vartotojo sąsają, naujoje OS X versijoje Apple piestu pastatė doką, pakeitė piktogramas. Pirmą kartą OS X istorijoje pakeitė sistemos šriftą iš Lucide Grande į Helvetica Neue. Dabar vaizdas išties lengvesnis. Pradėkime žiūrinėti aplikacijas. Finder. Finder, kaip ir eilės kitų OS X Yosemite aplikacijų šoninė juosta, tapo šiek tiek permatoma. Atsirado iCloud skiltis. Apple nutarė iCloud erdvę išnaudoti panašiai kaip daugelis kompiuterinės debesijos kompanijų tai daro ir padaryti daug funkcionalesnę. Dabar tokia kaip ir failinė sistema atsirado. Čia galime sukurti aplankus. Kitos aplikacijos, net ir ne iš App Store, gali naudoti šitą erdvę duomenų tarp Mac ar tarp iOS ir Mac sinchronizavimui. Galite dėti čia savo failus ir naudoti ją, kaip jums atrodo tinkama. Aš mėgstu šiek tiek kitokią Finder išvaizdą, todėl įsidedu daugiau aplankų, nes juos aš intensyviai naudoju. Nemėgstu, kada failai atsidarinėja All My Files. Man labiau patinka, kai atsidarinėja Documents. Norėčiau šiek tiek mažesnių šriftų, nes mano kompiuteryje įdėta pakankamai daug vidinių diskų ir sukurta skirsnių. Todėl aš mėgstu šiek tiek mažesnį šriftą. Pasikeisiu iš karto į mažesnį. Nors Apple žadėjo, kad bus ir tamsi tema, tačiau jos aš neradau. Spalvoti mygtukai tapo šiek tiek ryškesni. Vienas jų pakeitė savo funkcionalumą, žalias. Dabar šis mygtukas pakeitė piktogramą anksčiau buvusią dešiniame viršutinėme aplikacijos lango kampe, kurią paspaudus buvo galima aplikacijos langą atidaryti pilno ekrano režime. Dabar jisai yra čia. Tie, kurie naudoja šią piktogramą padidinti ar pamažinti langui, gali taip pat tai daryti ir dabar, tiesiog paspaudus Alt klavišą. Matote, jinai tampa pliusu, jeigu aš jį atleidžiu, jinai tampa full screen piktograma. Galima ją naudoti ir senoviniu būdu. Lygiai taip pat ir išliko tabai, kurių prikūrus daugiau negu jų, kad telpa į langą, jos galima svaipais skrolinti. Finderį aš mėgstu matyti daugiau informacijos, todėl aš įsijungiu, kad man rodytų kelią, rodytų statusą. Ir dabar atsirado papildoma galimybė Show Preview, kuri rodo, kas tai yra. Ar tai yra aplankas, ar tai yra failas. Ir jei tai yra failas, mes galime tiesiog greitai pasižiūrėti, kas jame yra. Nesu tikras, kad aš naudosiu šią funkciją, bet manau, kad gali būti tokių, kuriem ji pasirodys naudinga. Safari. Safari taip pat palengvėjo, sumažėjo visokių viršutinių juostų, kurias beje irgi galima įsijungti. Dabar nebėra reikalo ten saugoti ir savo favoritų, nes jie rodomi šičia, o jeigu atsidarome kokią nors svetainę ir naują tabą, jie yra čia, o svetainėje tiesiog renkant kitą adresą, jie iš karto atsiranda lentelėje, kur galima juos greitai ir patogiai pasirinkti. Safaris taip pat pradėjo nerodyti pilno adreso
viršuje. Jeigu aš prieinu į vieną iš Makareno straipsnių, tai mes matome tik pagrindinį Makareno svetainę. Norint pamatyti pilną adresą, tenka paspausti ant adresų juostos. Taip pat kaip ir Finderyje, tabai dabar, kai netelpa, jas tiesiog galima swaipinti iš šonos. Safari taip pat atsirado ir viršutinės juostos permatomumą. Tik tiek, kad joje permatomas ne fonas, o interneto svetainės turinys. Ne, dabar šiek tiek, kiek pavažiuoja logą, tai mes galime pamatyti, kad jisai šiek tiek permatomas. Šoninėje juostoje taip pat išliko anksčiau buvę favoritai, ne, reading listas, prenumeratos. Dabar į prenumeratas galima įdėti ir RSS. Tarkim, aš užsiprenumeruoju Makarena naujienas ir jos bus čia ir kai atsinaujins, tai atsinaujins lygiai taip pat ir šičia ir galima jas skaityti. Čia galima patalpinti taip pat ir Twitterio paskyras, Twitterio naujienas ir jos bus kartu su RSS srautinėmis naujienomis. Išliko galimybė dalintis, tiesiog atsirado daugiau paslaugų. Kita aplikacija Mail. Joje aš nepastebėjau kažkokių tai esminių pasikeitimų. Vienintelis dalykas, kad joje dabar kuriant laišką ir prie jo prijungus paveiksliuką galima jame rašyti žymas. Atsisiųskim kokį nors paveiksliuką iš interneto. Nu, kad ir šitą. Atsisinčiame į downloads. Persitempiame į mail ir matome, kad užvažiavus pele ant paveiksliuko atsiranda tokia rodiklytė žemyn piktograma. Mes galime jungti markup ir, sakykime, kažką čia papiešti, kuris markup yra ganėtinai protingas. Ne? Jis atpažįsta, ką mes piešiame ir rekomenduoja mums kažkokius tai dalykus. Mes galime pasilikti savo originalą, jeigu mūsų piešinys mums labiau patinka. Taip pat galime pasirašyti, jei turime trackpad arba side kamerą, arba išsaugoję parašą, bei dėti kitas žymas. Ir, žinoma, tada laišką išsiųsti. Contacts. Kontaktuose atsirado galimybė priskirti kontaktui ir skambučio toną ar žinutės toną. Ir kadangi Apple planuoja tandemą tarp iOS įrenginių ir Mac kompiuterių ir dabar skambučius atsiliepti ar skambinti galėsite tiesiai iš Mac kompiuterio, tai šitie nustatymai turi racijos. Kalendorius. Kalendorius taip pat šiek tiek turi kitokią išvaizdą. Savaitės, dienos. Dienos išvaizda išties pasikeitė labiau, jeigu įrašysime kokią nors žinutę. Tarkim, testas. Testas ir įdėkim vietą, tarkim, Katedros aikštė. Katedros aikštė Vilnius. Dabar nuėję į dienos pasirinkimą, mes matome įrašą ir rodoma žemėlapį jame. Kas link žemėlapio aš pastebėjau, jeigu pasikeitus, kad skaičiai datos būtų rodomi lietuviškai,
Tai datos rodomas ganėtinai keistai. Tai mes pasižiūrėsim. Jeigu dabar aš pasikeičiu į lietuvišką. Aš sakau OK. Uždarom aplikaciją, atidarom. Ir štai nulis kažkaip tai nepatenka į apibraukimo zoną. Nulis atskirai. Nežinau, man tai labiau panašu į klaidą. Notes. Notes taip pat tapo lengvesnė, paprastesnė. Galima rašyti, gal ne estas, o testas. Žinutes, jomis dalintis, beje nereikės, kai mes norime dalintis žinutę per messages, nereikės atidarinėti aplikacijos, tai jie galima bus pasidalinti tiesiai iš čia. Su Makarena pasidalinam žinutę. Jei būna išsiunčiama, štai aš ją gavau. Reminders. Vėlgi, turi permatomą šoninę juostą. Ir lygiai tiek pat lengva. Galime susikurti naują temą. Ir, sakykime, norime nusipirkti pieno. Galim lygiai taip pat pasidalinti. Su šeimos nariais ar su kuo mes ten bendrai perkame kokius nors dalykus. Žemėlapiai. Žemėlapiai gal kitų valstybių žemėlapiai ir pagerėjo, Lietuvos ne, aš žiūrėjau, galiu parodyti. Tarptautinį Vilniaus oro uostą. Įsijunkime 3D vaizdus ir satelitą. Prisiartinkime visą tai, pasisukinėkime ir pamatysime, kad ten kaip buvo amerikietiški kalneliai pas mus oro uoste, taip ir liko. Žodžiu, vaizdelis liūdnas, tarkim, lyginant su kokiu nors San Francisco, Kalifornijoje. Kur mes turime visiškai kitokį vaizdą. Na, bet nereikia norėti, kad tokia valstybė kaip Lietuva atsidurtų 3D Apple žemėlapiuose, kai dar visa eilė gerokai didesnių valstybių šiuose žemėlapiuose nėra. Tai tiek apie Maps. Toliau Messages. Ja, tai čia daugiau mažiau įprasta vartotojo aplinka. Kalbant apie FaceTime, tarkim dabar šitą pristatymą aš darau iš Mac Pro, kuris neturi iSight kameros ar kito webcamo pajungto. Džiaugsmas yra tas, kad dabar galime bent jau balso daryti FaceTime skambučius, net ir neturint webcamo. Kita didelė naujiena tai yra Notification Center, kuris iš esmės pasikeitė. Dabar čia galima įsidėti
papildomus widgetus, juos pasikeisti. Ja. Galime, tarkim, įsidėti laikrodį, kuris yra Vilnius, viršų yra, neįdomu. Tarkim, galime įsidėti Tokiją. Ir Londone. Then. Čia galime dalintis taip pat tiesiai socialinės tinkluose ar rašyti iMessage žinutes. Anksčiau viršuje buvęs Do Not Disturb persikėlė dabar į šią piktogramą. Galime nurodyti, nuo kada iki kada mes norime tai matyti. Kalbant apie OS X Yosemite Spotlight, jis gana stipriai pasikeitė. Dabar ne juostelė šone, o atsiranda ekrano centre. Galime susirasti žodyne esančią informaciją, greitai pasižiūrėti. Galime, naujiena, tai galime atlikti valiutų konvertacijas. Ne, iš karto parašo. Galime pasiversti į kokią nors kitą valiutą, pavyzdžiui, švediškas kronas. Tiesa, į litus pasiversti neišeis, nes apie litus nieko nežino, bet nedidelė bėda, kai pasirodys OS X Yosemite rugsėjo mėnesį, bus likę gal 3-4 mėnesiai iki euro įvedimo, todėl kažkaip tą galima bus prakentėti. Kalbant apie žodyną, galime tiesiog iš karto pasibandyti, ar veikia anglų lietuvių kalbos žodynas. Tuo pačiu įsidėsime lietuvių skaičių eilės, trečią versiją, ir pažiūrėsime, ar jį veikia su OS X Yosemite. Bei įsidėsime lietuvių kalbos rašybos tikrinimą ir pažiūrėsime, ar jis veikia. Atsisiųskime lietuvių skaičių eilės. Įsidėsime klaviatūrą, kad galėtume rašyti lietuviškai. Kaip matote, zip failą atsiųstą į Downloads folderį iš svetainės iš karto išarchyvavo. Apple tęsia tradiciją slėpti library aplanką ir OS X Yosemite. Taip, spaudžiame Alt klavišą, Keyboard Layouts, persikeliame klavišų išdėstymą, nustatymuose. Pasirinkime lietuvių kalbą, lietuvių skaičių eilės, įsidedame ją. Ir aktyvuojame. Taip pat galime įsidėti ir lietuvių žodyną. Vėlgi atsidarome naują tabą, einame į library, šiuo atveju ieškame dictionaries ir persitempiame English Lithuanian Dictionary. Dabar einame į Dictionary Preferences, matome, kad yra English Lithuanian, ją įsidedame, beje, iš naujienų. Dictionary OS X Yosemite yra ir rusų kalbos aiškinamasis žodynas. Galime pakeisti tvarką, kaip mums bus rodoma informacija. Ir pabandyti Spotlight'ą, paieškoti ko nors, pavyzdžiui,
ir Spotlightas smigo. Kadangi Spotlight smigo, jam nepadėjo nei persiloginimas, nei kompiuterio perkrovimas, tai tiesiog pasibandykime, kaip veikia Dictionary tiesiai iš jo. Ir paieškokim, sakykim, žodžio license ir matome, kad anglų lietuvių kalbos žodyną turime. Tarkim, galbūt galim paieškoti ką nors iš rusų kalbos žodyno, net neįsivaizduoju, kaip čia. Pavyzdžiui, slovarį. Iš čia nusikopijuokim žodį, įsidėkim ir gauname paaiškinimą slovarį žodžio. Žodžio slovarį paaiškinimą gauname žodyne. Dabar galime pasitikrinti, kaip veikia rašyba, rašybos tikrinimas. Spotlightas, kadangi neveikia, atsidarykim vėlgi taip. Text editor. Surašo įspėjimą apie cloud dokumentus. Susikuriam naują dokumentą. Ir parašykim kokį nors tekstą. Sakykim, matome, kad braukia, nes greičiausiai tai yra uždėtas automatinis tikrinimas. Pasikeičiam į lietuvių. Ne? Change. Tekstas įrado, ne? Tai galbūt tekstą, change. Aišku. Rašybos, change. Kaip ir veikia. Tai parašykim, tarkim, čia padarykime klaidą. Paspauskim dešinį klavišą siūlo. Tai kaip ir veikia. Veikia lietuvių skaičių eilės, veikia žodynas, veikia rašybos lietuvių kalbos tikrinimas, atsigavo Spotlightas, galbūt. Nieko jis neatsigavo panašu. Parašysim vieną kokią nors raidę ir jisai smigs. Taip kad tokios tai bėdos naujoj versijoje. Taip jinai atrodo ir matyt gali daug kas pasikeisti, bet tendencijos aiškios, kaip ir tai, kad sistema nėra stabili. Ir nevertėtų dabar naudojamos operacinės sistemos pakeisti į šią, nes didelė dalis aplikacijų neveikia. Aš pirmą kartą pabandžiau susikurti skirsnį ir padaryti kloną savo OS X Mavericks sistemos ir ant viršaus užrašyti OS X Yosemite. Tai išties veikia siaubingai nestabiliai, daug aplikacijų neatsidarė tame tarpe ir Apple aplikacijos kaip Final Cut Pro. Kitos aplikacijos atsidarydavo ir lūždavo pačios, arba sistema versdavo dirbti labai nestabiliai. Todėl tikrai nepatariu naudojamos sistemos pakeisti į šią, bent jau kol kas. Rudenį, kai pasirodys OS X Yosemite, ji bus daug stabilesnė, be abejo bus klaidų ir jos su laiku bus taisomos, bet dabar tikrai nevertėtų jos naudoti kaip pagrindinės. Esu šičia įdiegęs Adobe Photoshop aplikaciją, tiesiog pabandymui pažiūrėti, kaip jinai veikia šioje operacinėje sistemoje. Iš tikrųjų jinai veikia, pasileidžia. Galim pabandyti įsimesti kokį nors paveiksliuką. Ir pasižiūrėti, kaip, tiesą pasakius, nelabai yra čia ką žiūrėti, kaip čia kažkas veikia. Žodžiu, jin funkcionuoja, iš tikrųjų nėra be abejo garantijos, kad jinai kažkurio momentu nesmigs ir jūsų pusės dienos darbo nesunaikins. Taip kad
Jau minėjau, susilaikykite nuo jos. Dėkui visiems žiūrėjusiems. Geros dienos, gero vakaro ir stabiliai dirbančių makų. Iki.